Kas, ateini čia, na. Va, mėly draugai, čia radistas Justinas vienas, nes Jonas su Rolandu yra išvykę dabar Šiauliuose, beros yra. O jau kad prašnekome apie Joną, tai mes kaip tik ant zip lentos dabar su kolegomis bendraujame apie vieną iš nuostabiausių žmonių ir naują internetinę sensaciją, jaunikį Joną, Taip, kuris sako Taip. 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 Nuostabus vyras, žodžiu, bet jisai labai nuoširdus yra ir Taip. Ir man atrodo, kad mes turime naują reiškia, Lietuvos superžvaigždę. Ir jeigu kas nors paremiksuoja, kaip tik klausimas. Nip, Taip. Jeigu kas nors galėtų paremiksuoti jo Taip ir padaryti jį ant kokio šmoto, tai aš tikrai pažadu, kad jeigu atsiųsite man, aš jį sugrosiu zipe. Nu, jeigu ta prasme geras bus, jeigu nebus kaip nors kreivai sukaltas iš supuvusių lentų šmotas. Jeigu nekreivas bus, tai tikrai sugrosiu per zipą. Taip. O dabar mes pabandome, žodžiu, turime vieną problematišką telefoną mūsų studijoje, bet jisai skambina visiškai anonimiškai. Ir dėl to, kad mes skambinsime dabar tam, kam skambinsime, tai tikrai anonimiškumo mums reikia, nes mes skambinsime jam kaip tik iš Anglijos. Čia yra vienas vyriokas, kuris dabar jį neseniai atleido iš darbo Anglijoje ir jam labai patiko tenais dirbti, tai jisai atgal važiuos. Spėkit, ar jisai atgal važiuos? Neip. Ar kad aš čia palikau, rinkau numerį. Ir dabar bandysime skambinti Dariui. Sujungimas negalimas. Prašome patikrinti. Neprikulink, girdi, gerai. Completed as dialed. Please check the number. Visiškai nesąmonė. Nu gerai, draugai, dar vieną kartą pabandom. Dar vieną kartą pabandysime paskambinti Dariukui ir jeigu pavyks, tai man atrodo, kad... Nu čia žodžiu, čia žiauriai gerai išdurkė yra, bet... Taip, man dabar vat kaip mane mokė. Taip. Pam. Ai, va, kame reikalas. Taigi, kreipiuosi į poną Ernestą, čia plojimai yra tau. Užrašė atsilupelį numerį kreivą, nes jame trūksta vieno skaičiaus. Tai žodžiu, tas, kas galėjo būti žiauriai gerai išdurkė, pono Ernesto pagalba, dabar yra visiškai nebeišdurkė. O numeris, o tenais buvo taip... Nu, grinai buvo jaunikis Jonas praktiškai, antras jaunikis Jonas, kuris dirba Anglijoje, lankstinukus, nešioja po 40 km per valandą per dieną suvaikščioja ir yra visiškai nerealus tipo bičas. Ir būtume su juo pasišnekėję angliškai kažką, tai, nu, žodžiu, visiškai blogai. Draugai, pasiklausom vienos dainos lygiai ir jeigu dar spėsime, tai aš dar kažkam tai paskambinsiu. Pasiimam kokią trumpesnę atseit. Va, Ferry Corset, Feel It.